1988 m. balandžio 14 diena daugiamilijoninis amerikiečių karo laivas ruošiasi tiesiai įplaukti į mirtiną Irano spąstus. 16:45 laivo USS Samuel B. Roberts stebėtojai pastebi objektą vandenyje, tada dar vieną ir dar vieną, tamsius siluetus, slypinčius vos po vandens paviršiumi. Iš pradžių stebėtojai nesijaudina, jie mano, kad tie objektai tai tiesiog delfinų būrys, plaukiantis bangomis aplink laivą. Tačiau karo laivui priartėjus, paaiškėja bauginanti tiesa. Tai ne delfinai, o minos. Laivas įplaukė į minų lauką ir vos per kelias minutes ši paslėpta grėsmė sukels įvykių grandinę, kuri nuves prie didžiausio JAV karinio jūrų mūšio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Vadas Polas Rynas, laivo kapitonas, gauna žinią iš savo stebėjimo posto ir perima situacijos valdymą. Jis paima vidaus ryšio telefoną ir paskelbia pranešimą įgulai. Manau, kad esame minų lauke. Noriu, kad visi eitumėte į savo kovos postus, bet pakiltumėte virš pagrindinio denio. Esu įsitikinęs, kad galime ištrūkti. Vadas Rynas įsako vairininkui atsitraukti iš minų lauko minimaliu greičiu. Jis tikisi tiesiog trauktis atbulinę eigą tuo pačiu keliu, kuriuo įplaukė į šią zoną ir pabėgti. Nesužaloti jūreiviai skuba į savo postus, o įgula sulaiko kvėpavimą. Jie žino, kad kiekvienas judesys, kiekvienas posūkis ir kiekvienas menkiausias pataisimas gali lemti skirtumą tarp išlikimo ir katastrofos. Sekundės slenka, paskui minutės. Akimirkai atrodo, kad Robertsas sugebės įvykdyti didįjį pabėgimą. Tada maždaug 17:10 val. Ištinka nelaimė. Po laivu tiesiogiai sprogsta kontaktinė mina Sadaf 02. Korpuse kiaurai pramušama 15 pėdų skylė. Laivo kilis, kuris yra pagrindinė laivo konstrukcinė ašis, visiškai sulaužytas. Jūros vanduo užlieja variklių skyrių. Tiltelyje smūgio banga nubloškė komandorą Ryną per denį, jo kairė pėda lūžta nuo smūgio. Situacija akimirksniu tampa nevaldoma. Įsiveržiantis vanduo visiškai nuplėšia milžiniškus dujų turbinų variklius nuo jų tvirtinimų. Smūgis sunaikina kitą gyvybiškai svarbią įrangą. Laivas netenka elektros, šviesos užgesta, o apatiniai skyriai paskęsta visiškoje tamsoje. Orą užpildo nuodingi dūmai nuo gaisrų. Kai karo laivas patiria tokio masto katastrofišką žalą, paprastai būna tik viena baigtis. Laivas lūžta per pusę ir nuskęsta į drumzlinas gelmes. Komandoras Rynas atsisako leisti tam įvykti. Jo įgula buvo apsėsta būtent šiuo košmaru. Jie skyrė tam valandų valandas ir yra pasiruošę pačiam blogiausiam, vėliau aiškino Rynas. Toks mąstymas. Mes treniravomės, vykdėme pratybas ir dar kartą treniravomės bei vykdėme pratybas, kol įgula buvo įsitikinusi, kad galime viską atlikti greičiau ir geriau už bet ką kitą. Taigi, užuot palikę savo laivą, įgula kovoja, kad jį išgelbėtų. Avarijų likvidavimo komandos tuoj pat imasi veiksmų, jos uždaro užtvindytus skyrius ir kovoja su gaisrais. Viena komanda, sudaryta iš sonaro techniko, laivo remonto specialisto, virėjo, radisto ir botsmano padėjėjo, kartu įrengia avarinę elektros tiekimo sistemą. Vos per 22 minutes. Kol kiti jūreiviai ropoja per dūmais užpildytus koridorius, nešdami įrangą ir gelbėdami sužeistus įgulos narius. Viskas taip tęsiasi net 7 varginančias valandas. Komandorui Rynui pasiūloma palikti laivą, tačiau jis visada atsisako. Ir galiausiai, nepaisant visų sunkumų, įgulai pavyksta suvaldyti chaosą. Jie stabilizuoja laivą, užgesina gaisrus ir sustabdo tolesnį potvynio plitimą. Dėl nepalaužiamos valios ir nuolatinių treniruočių Samuelis B. Robertsas yra išgelbėtas. 10 jūreivių patiria sunkių sužalojimų, 4 stipriai nudega, tačiau stebuklingai nė viena gyvybė neprarandama, o karo laivas yra nutempiamas į netoliese esantį uostą remontui. Įgula išgelbėjo laivą, bet kaip moderniausias Amerikos karo laivas atsidūrė mirtinų minų lauke. Žiaurus Irano ir Irako karas jau tęsiasi 7 metus. Abi šalis desperatiškai bandė vieną kitą palikti be išteklių ir pradėjo agresyviai pulti neginkluotus prekybinius laivus, plaukiančius per Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos įsikišo ir pradėjo operaciją Ernest Will. Tai buvo viena didžiausių karinio jūrų konvojaus operacijų 20-ojo amžiuje. Buvo išsiųsti 10 stipriai ginkluotų Amerikos karo laivų, įskaitant Samuelį B. Robertsą. Jų misija buvo saugiai palydėti Q-80 naftos tanklaivius per kryžminę ugnį. Kitą dieną po to, kai Robertsas buvo pataikytas, karinio jūrų laivyno narai sugrįžo į įvykio vietą ir saugiai ištraukė keletą minų iš vandens apžiūrai. Patikrinus minų serijos numerius, tapo visiškai aišku, kas jas pastatė. Iranas. Įrodymai yra nenuginčijami ir Amerika ruošiasi pradėti ribotą tikslų atsakomąjį smūgį.
JAV jau buvo pagavusios Iraną klojant minas Persijos įlankoje dar iki to momento. Ir perspėjo šalies vyriausybę, vadovaujama aukščiausiojo lyderio Ruholos Chomeinio, kad bet kokie tolesni bandymai sutrikdyti laivybą šioje teritorijoje sulauks karinio atsako. Iranas visiškai ignoravo perspėjimą. Prezidentui Ronaldui Reiganui tai buvo paskutinis lašas. Jis įgaliojo nedelsiant surengti atsakomąjį karinį smūgį Irano taikiniams. Amerika norėjo keršto. JAV vadai sudarė kovos planą, buvo nustatyti taikiniai, iškelti tikslai, suformuotos antvandeninių kovinių laivų grupės arba SAG. Gimsta operacija Maldininkas. Viskas, kas liko padaryti, tai paspausti gaiduką. Aušta balandžio 18-osios, rytas JAV pajėgos pasiruošusios, o Iranas nenutuokia, kas jų laukia. SAG gauna konkrečias užduotis. Kiekviena grupė sudaryta iš desantinio laivo ir 2 sunkiųjų palydos laivų. Bravo užduotis – pulti ir sunaikinti Sasan ir Rakaš naftos platformas, kurios abi buvo naudojamos kaip karinės bazės. Irano revoliucinės gvardijos atveju Charlie tikslas yra sunaikinti Siri naftos platformą. Delta užduotis dar pavojingesnė. Jie turi surasti ir sunaikinti Irano karo laivą kaip atsaką už Samuel B. Roberts. Jų pagrindiniai taikiniai yra Sam klasės fregatos Sahand ir Sabalan. Abu šie laivai kėlė chaosą Persijos įlankoje, puldinėjo neutralius laivus net ir po to, kai jų įgulos pasidavė. Abu jie laikomi prioritetiniais taikiniais kitoje Hormūzo sąsiaurio pusėje, santykinai saugioje Omano įlankoje. Laukė kovinė grupė Foxtrot, sudaryta iš lėktuvnešio USS Enterprise ir jį lydinčių laivų. Foxtrot misija yra likti už konflikto zonos ribų, pasiruošus suteikti oro paramą. Visos figūros jau yra lentoje ir žaidimas oficialiai gali prasidėti apie 8 val. Ryto. Iš lėktuvnešio denio kyla A6 Intruder ir F-14 Tomcat naikintuvai. Jie pakyla į dangų medžioti Irano fregatų. LTVA-7 Corsair 2 lengvieji atakos lėktuvai lieka budėti ant denio, o E-2 Hawkeye ankstyvojo perspėjimo lėktuvas taip pat laukia pasiruošęs. SAG Bravo artėja prie savo pirmojo tikslo – Sasan naftos platformos. Šį SAG sudaryta iš 2 naikintuvų – USS Merrill ir USS Lynn McCormick, taip pat amfibinio transporto laivo USS Trenton. Artėjant prie platformos, Jungtinės valstijos pateikia paskutinį įspėjimą. Kapitonas Jamesas Perkinsas transliuoja iš Merrill anglų, arabų ir persų kalbomis. Pranešimas yra tiesmukas. Sasan tuoj bus užpultas, o visi Irano darbuotojai platformoje turi 20 minučių evakuacijai. Kai kurie bėga vilkikais, kiti nusprendžia likti ten, kur yra, susigūžia ir ruošiasi kovai. Pasibaigus terminui, SAG Bravo surengia tikrą pragarą naftos platformoje. Amerikiečių naikintuvai atidaro ugnį, taikydamiesi į konstrukciją 5 colių laivų patrankomis. Pirmosios sviediniai sproginėja ore toliau nuo platformos. Tai paskutinė galimybė pasiduoti. Irano kariai atsisako pasiduoti. Jie nukreipia savo dvivamzdžius 23 mm zenitinius pabūklus į karo laivus. Jie atidaro ugnį. Tai lemtinga klaida. Jų ginklai neprilygsta JAV karinio jūrų laivyno naikintuvams. Daugelis paleistų sviedinių net nepasiekia taikinių. Merrill lengvai sunaikina Irano ginklus, o jūrų pėstininkų AH-1 Cobra sraigtasparniai artėja prie platformos ir paleidžia TOW raketas, kad sunaikintų likusią pasipriešinimo jėgą. Likę iraniečiai supranta, kad neturi jokių galimybių išgyventi ir prašo nutraukti ugnį. Vienas iš vilkikų grįžta prie rūkstančios konstrukcijos, evakuoti revoliucinės gvardijos narių. Kai naftos platformoje nebelieka žmonių, jūrų pėstininkų būrys nusileidžia virvėmis ant konstrukcijos, surenka žvalgybinę informaciją ir padeda 1200 svarų C4 sprogmenų. Po kelių minučių Irano avampostas sprogsta į ugnies kamuolį, kurį galima matyti net už kelių mylių. Vienas taikinys visiškai sunaikintas, tačiau Amerikos laivynas dar nebaigė veiksmų. Tuo pačiu metu SAG Charles atlieka identišką smūgį Siri naftos platformai. Ten SAG vadas duoda lygiai tokį patį 20 minučių perspėjimą. Evakuokitės arba susidursite su neišvengiama mirtimi. Planas paprastas. Eskadriniai minininkai sunaikins platformos gynybą stipria ugnimi, prieš siųsdami į vidų karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų būrį galutiniam smūgiui. Praėjus 25 minutėms po perspėjimo, eskadriniai minininkai atidaro ugnį. JAF laivai Bagley ir Wainwright paleidžia į platformą 5 colių sviedinių ir 76 mm ugnies salvę. Ir vėl revoliucinės gvardijos kariai nusprendžia atsakyti ugnimi, naudodami zenitinius pabūklus, kurie net negali pasiekti amerikiečių karo laivų, jau nekalbant apie tai, kad galėtų jiems pakenkti. Cobra atakos sraigtasparniai juda į priekį, kad išvalytų kelią, o karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų kariai laukia transportinėme sraigtasparnyje.
Irano zenitiniai pabūklai yra bejėgiai prieš karo laivus, tačiau jie pakankamai stiprus, kad amerikiečių sraigtasparniai būtų priversti atsitraukti. Todėl SAG turi pasikliauti tik karinio jūrų laivyno ugnimi, kad sunaikintų naftos platformą. Sunkios sviediniai krinta ant konstrukcijos, gaisrai ir antriniai sprogimai silpnina platformos konstrukcinį vientisumą, platforma tiesioginė prasme tirpsta. SAG vadas priima sprendimą, sausumos puolimo nebereikia, karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų kariai grįš į bazę, o operacija Praying Mantis vyksta pagal planą. Dvi naftos platformos sėkmingai sunaikintos, o SAG Bravo jau keliauja link kito taikinio – Rakash naftos platformos. Jie jau pusiaukelėje, kai Vašingtonas netikėtai duoda įsakymą atšaukti ataką prieš Rakash platformą. Tai JAV kariuomenės pauzė, siekiant sumažinti įtampą ir deeskaluoti situaciją. Tai lemiamas momentas, tai galimybė Iranui atsitraukti ir priimti pralaimėjimą. Amerika sudavė triuškinantį atsakomąjį smūgį už Samuelio B. Robertso užminavimą. 2 itin svarbūs taikiniai buvo sunaikinti. Aiški žinia buvo perduota, o Iranui suteikiama galimybė išgyventi ir kovoti kitą dieną. JAV siūlo pasigailėti, tačiau Iranas atsisako ją priimti. Apie 11 valandą Irano revoliucinės gvardijos kariai į Persijos įlanką išleidžia spiečių mažų Boghammer greitaeigių katerių. Jie ginkluoti sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir granatsvaidžiais. Jų misija – sukelti kuo daugiau chaoso, šaudyti į bet kokius sutiktus laivus, nesvarbu ar jie kariniai ar civiliniai. Į JAV vadavietę plūsta pagalbos prašymai, pranešama apie įvairių tipų laivų užpuolimus. Greitaeigiai kateriai nusitaiko į Panamos naftos platformą ir Britų tanklaivį. JAV tiekimo laivas taip pat yra užpultas Boghammer katerių. Laikas deeskalacijai baigėsi. JAV negali leisti Iranui toliau pulti nekaltų prekybinių laivų. Vašingtonas nusprendžia veikti be apribojimų. Vadai skubiai pakelia į orą A6 Intruder atakos lėktuvus. Šie visų oro sąlygų žemiau garso greičio atakos lėktuvai medžioja greitaeigius katerius, mesdami Rokai kasetinius sprogmenis jų artumoje. Vienas iš katerių nuskandinamas, kiti apgadinti. Išgyvenusieji išsisklaido link Irano kontroliuojamos Abu Musos salos. Tiksliai perspėjamoji ataka ką tik virto visišku jūrų karu. Tada radare pasirodo taikinys. Irano laivas tiesiai artėja prie Amerikos laivyno. Tai patrulinis laivas Joshanas. Apie vidurdienį Joshanas pavojingai priartėja prie Čarlio grupės. JAV laivą Wainwright kapitonas Jamesas Chandleris stebi savo radaro ekraną. Jis puikiai žino, ką šis priešo laivas gali padaryti. Žvalgybos ataskaitos patvirtina, kad Joshan yra vienintelis Irano karinio jūrų laivyno laivas, turintis priešlaivinę raketą Harpoon. Chandleris atsisako suteikti Joshan galimybę iššauti, tačiau jis taip pat nori išvengti bereikalingos eskalacijos. Jis perduoda aiškų įspėjimą per radiją, tada dar vieną ir dar vieną. Tačiau kiekvieną kartą Irano kapitonas ignoruoja amerikiečių raginimus, o leitenantas komandoras Abbasas Malekas ramiai atsako: Aš atlieku savo pareigą. Aš esu tarptautiniuose vandenyse ir nesiruošiu vykdyti jokios provokuojančios atakos. Chandleris pateikė 5 atskirus įspėjimus. Jis nuolat laiko savo ugnies valdymo radarus nukreiptus tiesiai į priešo korpusą. 12:15 valda. Joshan yra vos už 13 mylių. Chandleris siunčia paskutinę, visiškai aiškę žinutę. Sustokite ir palikite laivą, ketinu jūs nuskandinti. Joshan atsisako sustoti. Jis nukreipia savo radarą į Wainwrightą ir paleidžia savo harpūną. Tai sukelia vienintelį raketų dvikovą tarp laivų Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno istorijoje. Harpūnas yra skraidanti bomba. Jis slysta bangų viršūnėmis. 600 mylių per valandą greičiu, Wainwright iš karto paleidžia dipolinių atšvaitų kasetes ir įjungia elektroninės priešpriemonės, kad apakintų artėjančią raketą. Raketa praskrieja pro dešinįjį bortą. Ji praskrieja vos už 30 metrų nuo amerikiečių korpuso. Chandleris susisiekia su USS Simpson ir duoda įsakymą atidengti ugnį. Po kelių sekundžių paleidžiama raketa, kuri įsibėgėja iki 3000 km per valandą ir smogia į Joshan šoną. Praėjus vos 15 sekundžių, paskui seka dar 4 raketos. Joshan greitai virsta degančia nuolauža. JAV laivai priartėja ir užbaigia jį paskutinę sunkiųjų jūrinių artilerijos salvė. Vandenynas dabar liepsnoja, vis dėlto Iranas neketina nusileisti. Jie nusprendžia eskaluoti konfliktą ore. F-4 Phantom naikintuvai pakyla ir artėja prie JAVS Wainwrighto. Amerikiečių karo laivas ramiai seka juos radaru. Kai jie artėja prie Sakčelio, kapitonas Chandleris duoda įsakymą. Laivas paleidžia porą RIM-67 standard raketų. Viena iš jų tiesiogiai pataiko į taikinį, ore susprogdindama F-4 naikintuvą. Kiti 2 iš karto apsisuka ir pabėga. Oro kontrataka yra visiška nesėkmė.
Bet kuri racionali kariuomenė pasiduotų. Iranas nusprendžia rizikuoti dar labiau. Jam baigėsi pasirinkimai, tačiau jis vis tiek atsisako mažinti įtampą ir pripažinti pralaimėjimą, todėl Iranas griebėsi vienintelės likusios priemonės. Dvi SAM klasės fregatos – Sahandas ir Sabalanas. Tai yra būtent tie karo laivai, kurių JAV karinis jūrų laivynas ieškojo. Apie 13 valandą Delta grupė pastebi Sahandą tiesiai už Hormūzo sąsiaurio. Admirolas Antonis Lesas įsako pakelti į orą žvalgybinius lėktuvus, kad vizualiai patvirtintų taikinį. A6 Intruder lėktuvas, kurį pilotuoja vadas Artūras Budas Langstonas, priskrenda arčiau apžiūrėti. Irano kariai atidaro ugnį, naudodami zenitinius ginklus ir priešlėktuvinės raketas, bandydami numušti Budo lėktuvą. Budas išvengia visų jų ir ramiai įspėja: "Aš jūs nuskandinsiu per 5 minutes." Jis suteikia esantiems laive trumpą galimybę evakuotis. Tada jis ištesi savo pažadą. Jis paleidžia raketą Harpoon, jis sprogsta tiesiai už laivo tiltelio. Storos dūmų srovės kyla į dangų. Budo A6 kartu su kitais orlaiviais vėliau smogia lazerių valdomomis bombomis ir kasetiniais šaudmenimis. Sahandas visiškai sutriuškintas. Jis dega 4 valandas, kol ugnis pasiekia amunicijos sandėlius. Visa laivą sprogsta viename milžiniškame sprogime. Sprogimo metu, manoma, žūsta apie 45 įgulos nariai. Iranas neteko fregatos, tačiau jie nusprendžia dar kartą surizikuoti ir išsiunčia Sabalan į Persijos įlanką. Leitenantas vadas Jamesas Engleris pastebi fregatą iš savo A6 Intruder kabinos ir neria žemyn link jos, numesdamas 500 svarų lazerių valdomą bombą tiesiai į Sabalan dūmtraukį. Vidinis sprogimas suardo laivą iš vidaus. Laivagalys iš karto pradeda skęsti. Viršuje ratus suka amerikiečių lėktuvai, pasiruošę užbaigti darbą. Tada ateina įsakymas. Vašingtonas įsako kariuomeniai nutraukti veiksmus. Prezidentas Reiganas mano, kad Iranams jau gana. Vieną dieną smilkstantis Sabalan lėtai tempiama atgal į uostą. Iki saulėlydžio Iranas neteko 2 didžiulių naftos platformų – Sahand, Joshan ir 3 greitaeigiai kateriai buvo sunaikinti. F4 Phantom buvo numuštas iš dangaus. 56 iranai žuvo. Vos per 8 valandų laikotarpį Jungtinės valstijos sunaikino pusę Irano veikiančio paviršinio laivyno. Priešingai, Amerikos kariuomenė neteko tik 1 sraigtasparnio ir 2 jo įgulos narių. Tai buvo itin efektyvios vienpusės skerdynės. Iranui buvo suteikta daugybė galimybių pasiduoti. Jie atsisakė. Šis bauginantis technologinio dominavimo demonstravimas parodo būtent tokį pat tikslumą, kokį po kelių dešimtmečių pademonstruos Amerika ir Izraelis. Norėdami pamatyti, kaip būrys Izraelio naikintuvų nepriekaištingai įvykdė režimo aukščiausiojo lyderio nužudymą pirmąją naujo karo dieną, spustelėkite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir pasimatysime kitame mūšio lauke.